5. Aklųjų perklausų laida. Žiūrim. Prisistatyk. Esu Deimantė. Kaip tau gerai? Niekas neatsisuko, bet aš vis tiek esu laiminga, patyriau labai daug emocijų, viskas super ir viskas super. Augustė Paulauskaitė. Iš Kauno, 18 metų. Drebėjau, žiauriai drebėjau, rankos dreba, kojas dreba, nežinau, ką daryti, žodžiai pirmi galvoju, ačiū Dievui, nepamiršau žodžių. Pasirinkau Rūtą. Turim šią galiavaitį į tašką. Buvo rokas! Iš pradžių ir nusidainavau ir negirdėjau, kada būgnas įstojo ir supratau, kad tikrai neįstojau laiku. Ir atsistok kokią turi. Tai, tu prasme, okei. Kas atsisuko? Deivis. Vienas? Ar žmona paliko užnugarį? Ne, tai tam 2 kėdės iškart susisuko. Kaip tos 30 sekundžių streso prieš pats einant į sceną? Tiesiog bėgi, perjungi ir viskas. Arina Špuntavaitė iš Vilniaus. Gerai. Praėjo 3 metai, 3 sezonai ir tu atsiradai tik 4. Tiesiog dar buvau per jauna. Tai kiek tu metų? 17 tik tai. Kas jiems visiems yra, paskui Budaitė visi. Bėgom. Labas Vytautai, ką čia veikat, ką parodysit? Parodysiu dainą liaudyje, geriau žinoma kaip Raudona merga. Ar žinot, kas šiemet mokytojai? Montvydas, Valinskų nebėra. Žmogus atėjo Lietuvos balsą. Atsisuku 3 iš 4. Aš tik girdėjau, kaip ten kažkas rėkia ant kažko, kodėl kavos dar net nežinau. Tai kur ta kava? Aš nesuprantu. Oh, yeah. Laukiu tos lemtingos valandos, kada bent vienas iš teisėjų atsisuks. Galėtų ir visi 4 atsisukti, nepykčiau visai. Turim dar 4 mokytojus. Yeah. Labas, Liucija. Abokas. Ne. Ne, nepaėjo. Kažkas atsitiko. Kas atsitiko? Nesuprantu, ar aš sumaišiau vietą. Žodžiu, nesuprantu dabar nieko. Žinai, kad nusigraužiu lūpas iš nervų. Ar rimtai? Jo. Sutvarkysim tą reikalą. Aš patekau. Į ką? Į Lietuvos balsą. Atsiprašau, toj palauk. Norėčiau kur nors bėgti išsiklikti. Labai ramus veidas, kas atsitiko? Deivis ir Renata, ar ne? Susitiksim kitame filmavime, ar kaip ten bus. Tai va.